toks ryšys tiek daug kartų būnant, tai netrukdo santykiui, neatsibostat vienas kitam, Ne. neiškelia konfliktų kažkokių tai. Absoliučiai. Man atrodo, Kaip kad jūs, santuokos... kaip jūs nesusikonfliktuojate tiek daug trinties turėdami? Nežinai, kaip būna žmonės, kuo daugiau laiko leidžia kartu, tuo atsiranda daugiau priežasčių, dėl ko pyktis. Nes, pavyzdžiui, COVID-as tą ir parodė, kad per jums COVID-ą, kai susėdo visi namuose, atsirado daug skyrybų, nes žmonės tiesiog turbūt vienas kitą pamatė realiai, kokie jie yra. Jo, bet mano vat atveju, taip, aš neturiu dėl ko pyktis. Aš neturiu. Mes, vat kaip su jam... Simbiozė, ne? Man viskas yra tvarko ir aš galvoju, kad mes labai daug ką vienas kitam ir atleistume, ir užmerktume akis ir nematytume, ir dėl to, kad man atrodo, kad žmonės iš santuokos nori, ne tai, kad realiai tai nerealių dalykų, nes santuoka nėra apie tai. Santuoka nėra apie džiaugsmą. Santuoka nėra apie įkvėpk mane, linksmink mane. Eikit į cirką. Jeigu nelinksma kartu, tai eikit į teatrą tada. Santuoka ne apie tai. Mano galva, santuoka yra apie tai, ar gali man padėti. Nes aš čia padariau klaidą. Ar tu būsi už manęs, ar stovėsi čia, kai aš nebūsiu žvaigždė ir nebūsiu tokia graži. Ar būsi tu? Santuoka yra apie tai. O tu tokių vienadienių, taigi tu gali lėkti ir lėkti. Tai va čia, man atrodo, yra svarbiausias dalykas. Kaip jūs sprendžiat konfliktus? Kaip vyksta konfliktų sprendimas? Nes yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, trenkia durim išeina ir nesišneka. Yra žmonių, kurie atvirkščiai uždaro už savęs duris ir sako, sėskis ir kol neišsiaiškinsim iš šito kambario neišeisim. Žinai, mūsų yra tokia pora. Kaip jūs tą darot? Mes va taip padarom. Aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju tų visų. Jūs norit ramiai nueit miegot? Jo, aš galvoju, kad susipykti, aš nesu tas žmogus, kuris taiko kažkokius nekalbadienius. Aš iš vis nesuprantu tokio dalyko. Susipykom, tai pasikalbėkim. Nes mano charakteris yra toks, kur man dar blogiau. Ir jo lygiai tas pats. Tai, bet vienareikšmiškai taip. Dar tu esi sakius, kad tau močiutė ar kažkas patarė rinktis ne vyrą, o žmogų. Taip, ir tai yra tiesa. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu turi rinktis charakterį. Sielą. Vidų. Tai kokie tavo yra pamatiniai tokie dalykai gyvenime, kurie tau labai svarbus partneryje, be kurių ir nebūtų šių santykių? Žiūrėkit, bet jūsgi, vat irgi pastebit, ar ne? Būna vakarėlių liūtų. Jeigu aš dabar kaip mergina kalbėčiau apie vyrus, jie tokie ir gražus, ir su jais visi nori būti. Bet tada tu analizuoji, o kaip yra su tavim. Aš tai bijočiau tokių vyrų. Tikrai. Ir aš sakau, gal man močiutės tie mokymai, čia kabutėse mokymai, bet tokios vat pastabos yra iš tikrųjų. Tai. Čia tie sekmadieniais prie blynų. Jo, mano močiutė tokia vat buvo. Jis sako, tu žinok, rinkis ir taip, žiūrėk į žmogų. Nes jis ir po to rožinio periodo, to, kur aš tau viską padarysiu, bet aš tai toks iš tikrųjų nesu. Mesgi visi norim fainesnį atrodyti, ar ne, papirkti ir taip toliau. Bet mes visą gyvenimą taip neišgyvensim. Anksčiau ar vėliau. Namuose yra ta atmosfera, kai aš noriu pailsėti. Aš noriu sau leisti grįžti namo, įlipti savo treningiukus, užsidėti kaukę su vilnone kepure ir nenoriu jausti nesatisfakcijos arba kažkokio konfūzos vadinamo, ar ne, kad aš gal čia vyrui nepatiksiu, palaukit. Ar aš pasimatėme, ar aš spektaklėje kažkokiam, aš esu savo namuose, tai man nereikia tokio vyro. Tai va čia, nors aš žinau, kad moteris net ir po plastinių operacijų, jos arba kažkokių procedūrų, kur lieka ten kokios nors įvairiausios mėlynės, pavyzdžiui, jos ima viešbutį, jos negrįžta namo. Rimtai. Aš rimtai, nes aš tai žinau. Tai man taip netiktų. Čia aš apie save kalbu. Man netiktų, kitoms tinka, o man netiktų. Tas patarimas, kad rinki žmogų, o ne vyrą, jis yra iš 100%. Jeigu galima kažkokį receptą ištraukti, tai tas receptas tikrai turėtų būti vertingas. Todėl, kad sakau, tu žiūrėk, kaip tas žmogus elgiasi su žmonėmis. Ar jis paslaugus? Ar jis orientuotas į šeimą? Kaip jisai bendrauja? Ar jis yra, nežinau, vat koks nors... Ateina čia ir staiga, štai sėdi tavo garso ar operatorius, ar garso režisierius, ar vaizdo režisierius
Ir jisai leidžia prie visų sakyt, tai ką čia juodadarbiai aptarnaujantis personalas. Stop. Tai jau yra jo kaip žmogaus savybės. Į tą reikia žiūrėti. Nežiūrėk į tai, kaip jinai elgėsi su tavim tuo gražiausiu periodu. Vau, čia gali ir gulbę pamatyti varnoj. Prašau, nors prieš varnas irgi nieko neturiu. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.